Narkomanija. Pirmas duris. Pradėsiu nuo pirmos meilės. Mums buvo po 16 metų. Jo vardu Kristina. Netgi Miss Elegancijos titulą buvo laimėjus, labai graži panelė. Iš kultūringos šeimos. Pati labai kultūringa. O aš gyvulys. Mažas gyvuliukas 16 metų iš sadistų alkoholikų smurtautojų šeimos. Kur mačiau tik smurtą, kaip tėvas dauža motiną. Ir ten vieni su kitais duodas. Žodžiu, neturėjau gero pavyzdžio ir tai atnešiau į pirmus savo santykius, pirmą savo meilę. Labai daug nesigilinsiu, tik pasakysiu, kad jį mane paliko. Kažkur 16 metų mes buvom, kai jinai paliko mane, kas yra labai suprantama ir labai teisinga. Nu tai čia net kalbos nėra. Mes vyrai dažnai turim būti skaudinti, palikti, kad kažkokias į klaidas, kažkokias išvadas pasidarytumėm, kažkokias pamokas gautumėm. Kitaip mes suvokime, jeigu mes ten... Nu, žodžiu, ne apie tai kalba. Kadangi aš nieko neturėjau, ji buvo vienintelis mano žmogus, kuriam aš rūpėjau, kuris rūpinosi manim ir aplamai vienintelis, su kuo aš galėjau bendrauti. Ir kai aš jas netekau, ji man buvo visas pasaulis. Ir kai aš jas netekau, aš priėmiau sprendimą nusižudyti. Man buvo 16 metų, pasikartosiu. Aš vaikystėje pusės sklepuose pragyvenęs, ten autobusų stotyse ir taip toliau. Tai va, aš išgėriau, neatsimenu dabar, man atrodo, rododormos vaistai buvo ir 40 tablečių kažkur tai. Ar tai 20 ar 40. Ir Šiauliuose buvo Baltijos smūgio tokia, kas šiauliečiai, tai žinot, antram aukšte buvo valgykla ir jos mama ten dirbo. Aš specialiai nuėjau, kad jie matytų, kad jie pamatytų, kaip aš numirsiu. Ir nuėjau tenas pavalgyti, valgiau kažką tai ir man paskui pasakojo, kad aš valgiau ir kritau su galva sriubą atsijungiu. Viskas, daugiau man išvežė greitoji, be sąmonės. Atsipeikiau tik tais reanimacijoje, kai man kišo šlangas, kažkokias ten vandenį, kažkokį su druska ar ką ten šiltą pylę, kad žodžiu plojo skrandį. Ir vėl praradau pasąmonę. Ir paskui atsibudau tik tais reanimacijoje, paskui atsibudau tik tais ligoninėje ir radau šalia savęs sėdinčią Kristinos mamą. Visam gyvenimui, tai prisimenu, kiek metų praėjo. Vienintelis žmogus, kuris atėjo prie manęs, kuris suprato mano skausmą, kuris užjautė mane, kuriam aš rūpėjau ir kuris atėjo iš tikrųjų pabūti šalia manęs. Va, aš prisimenu bent jau taip, kad niekas daugiau nebuvo atėjęs. Žodžiu, išrašė mane iš ligoninės, triniausi gatvėmis vienas ir kažkokiu būdu sutikau bičiuką tokie. Jis man kažkaip įsitrynė į draugus labai. Dabar aš jau suprantu, kad jisai tiesiog vienas buvo narkomanas kaip Fava ir jam reikėjo draugo narkomano, kad kaip ir visiems draugam, kurie siūlo tau narkotikus, reikia draugų narkomanų, kad ne kad tau kažkas geriau būtų, o kad jiem būtų smagiau, kad jie gerai leistų laiką arba kažkokia pagalba būtų. Padraugavome ir jis už poros dienų man pasiūlė įdurti Jeffas, tokie narkotikai iš efedrino, man atrodo, darėme, akių lašų. Ir aš visiškai nesugirdėjęs, kad tokie narkotikai yra gyvenime, ar kažką taip apie narkotikus. Nieko, jokios informacijos neturėjau. Ir gerai, sakau, aš jam išsiu ranką, jis man įdūrė. Ir nuo tos dienos tai tapo kasdienybė. Jis mane išmokė, kaip vogti magnetofonus iš mašiną. Mes kiekvieną mielą naktį eidam, žiemą, vasarą eidam, kažkur metų laikotarpį eidam vogti magnetolų iš mašiną. Tais laikais nebuvo, kaip per visą panelį dabar instaliuotas magneto. Tais laikais buvo atskiri magnetofonai, jie įsistato, juos ištraukė, tai buvo geras biznis. Taksistai visi pirdavo ten, kas iki nepirdavo, iš tikrųjų, kur pasiūlysi turgų, taksistai visi pirdavo. Per naktį pavogdavom po 3, po 4, po 5 magnetolas ir tam, kad ryte gauti eilinę dozę. Ir taip metų laikotarpį gyvenom naktį vagi, ryte gauni dozę. Mašinas susidarydom labai lengvai, ten buvo senos mašinas visas, tais laikais spinos ištabalotas, paprastas, tiesiog geras žirklės turi, žirklės į spinelį įkišdom, prasukdom ir dažniausiai spina nulūždavo ir atsidarydavo. Jeigu ne, tai jeigu matau gerą magiją, aš tiesiog iškloką duodavau ir išdauždavau stiklą. Dar vienas būdas įlysti mašiną, tai užkišti atsuktuvą už stiklą, palenkti ir stiklas subirėdavo į gabaliukus tenais. Grūdintas tas stiklas ar koks ten. Subirėdavo. Žodžiu, žalos pridarėm žmonėm nežmoniškai visiems. Aš įsivaizduoju, kaip jie visi jautėsi ryte pabūdė ir radė tokį šiukšlyną savo mašiną. O narkotikus mes eidavom į tašką. Taškas buvo prie Šiaulių policijos, tarp Šiaulių policijos ir parko. Šiauliuose toks namas nuosavas ir ten užeidom ir įsivaizduoju vaizdas. Man 16 metų, aš užeinu į tą tašką, man ten pirmus porą kartų įturė narkomanai, kas su švirštų rankoje, kas koks visi guli, va taip, važinai, apsisilėję.
Kasagonas, daugiausiai visi tais laikais sagonas varydavo. Žodžiu, vaizdas buvo tikrai baisus. Tai va, ir nekartą yra pardavę ir purvino to kaifo, ir užpurtė yra, ir temperatūra aukščiausiai įsidūrė, tu lauki kaifo, tau purtė, drebėti visas pradėjo, atrodo, miršti. Nu, baisus jausmas, baisus jausmas. Ir tai tavęs nesustabdo, tu vis tiek nori tų narkotikų ir vis tiek, žinai, rizikuoji ir darai, ir bandai. O agonas tai yra labai stiprus narkotikas, nežmoniškas pripratimas, kaip Eurainas, kažkas tokio, aš įsivaizduoju. Ir vieną kartą nebuvo to džefo, kurį mes vartojom, ir draugas sako, davai, agono paragaujam. Sakau, davai, ką? Ir jisai man iššovė agono, ir visą laimę, kad aš nieko nepajutau gerą, kad man neprilipo, nes jaučiu būčiau viskas dabar, manęs gyvųjų tarpė nebebūtų, nes kas ten ant agono, jie visi jau mirė. Žodžiu, ir taip labai ilga istorija, kažin ar kas žiūrės iki galo, bet pavadysiu sutrumpinti labai greitai. Baigėsi taip, kad jį pasodino, mane paskelbė į paiešką ir aš jau būdamas kažkur 17,5 gal metų, bėgau į Klaipėdą. Ten nieko nežinau, neturėjau kur gauti narkotikų, nieko nežinau, buvau priverstas gyventi blaivą gyvenimą, bet apie tai jau kita istorija. Bet va, tokiu būdu nulipau nuo adatos, kai man baisus nervintikai, taip sunku pasakoti šakės. Todėl daug iškarpau, labai daug iškarpau, nes labai sunku pasakoti priepuolius nervintikų, vaistų negaunu niekaip. Tai va, taip ir baigėsi mano narkomanė, žodžiu. 1,5 metų prakaifavom ir paskui kažkur 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ir paskui kažkur 6-7 metus jokių narkotikų nevartojau. Jo, kažkur 6-7 metai jokių narkotikų nebuvo, bet čia kita istorija.